Už visus, kurie meldžiasi, kurie ateina čia ir visur kitur. Svarbu, kad mes šiais laikais būtume krikščionys, nes yra iš tikrųjų, kaip seniau kankiniai būdavo, nukankinti už tai, kad Kristų išpažindavo. O dabar krikščionimi išeina dėja, mūsų laikais išeina irgi vos ne kankinystė būti. Bet iš tikrųjų tai garbinga kankinystė, kad mes turėtume liudyti Kristų visiems aplinkiniams, kurie dar jo nepažįsta, o reiškia, kokia didelė atsakomybė mums tenka. Nesako, jis kaip gyvena. Reiškia, jų turbūt toks ir Dievas, ir tokia bažnyčia, ir taip toliau. Tai vat, už jūs visus, kad mes būtume geri, dori, krikščionys, mylėtume vieni kitus, gerbtume vieni kitus, tausotume, padėtume, visada šypsotumėmės, visada būtume optimistai, nes kas Kristų tiki, kas yra krikščionis, jis negali būti pesimistas, tai yra nuodėmė, nes Dievas su mumis ir niekas prieš mus jau niekas negali. Dėl už visus ačiū jums visiems. Pirmas,